Šiandien pristatysime stogus, kuriais mes prekiaujame. Šalia manęs stovi Hanbud gamintojo produkcija, kurią mes prekiaujame šiuo metu. Tai yra ne vienintelis mūsų tiekiamos produkcijos gamintojas, bet pagrindinis. Nesiplečiant, noriu pristatyti visas šio gamintojo stogų dangas. Tai galbūt pradėkime nuo čerpės imitacijos tradicinės, žemos bangos, nuo 1,5 iki 2 cm banga. Šis profilis galimas iki 6,5 metrų ilgio ištisais lapais, o jau, sakykime, bėgant metams iš kažkas vis atsirasdavo vis naujo. Šis profilis galbūt nuo pat pradžių čerpės imitacijų atsiradęs, o visa kita truputį jau moderniau. Tai galbūt populiariausias net yra Lietuvoje Malta iš būtent Hanbud gamintojo produkcijų. Kodėl? Todėl, kad jis turi ribotą ilgį, tai yra 4,5, maksimaliai iki 5 metrų rekomenduojamas, bet standartinis yra 4,5 metrai ilgis, tačiau galimas ypač daugiašlaičiams stogams naudojama moduliai. Dėl ko daugiašlaičiams naudojami moduliai? Dėl to, kad gaunasi mažesnė išeiga. Be to, pamiršau paminėti, kas yra moduliai, galbūt žmonės nėra susidūrę moduliai, tai yra, kaip turime stogų dangos ištisą lapą, tai yra iki, kaip minėjau, 4,5 metrų. Taip pat šis profilis gali būti ir 2 bangų. Šiame pavyzdyje pavaizduota trapecinės bangos ilgis 35 cm. Tai iš principo tai yra standartinis ilgis tiek šios trapecijos, tiek šios, ne trapecijos, o čerpės imitacijos, tiek šios bangos ir tiek šios. Tačiau tik ši banga ir ši banga gali būti modulinė. Modulinė tai susideda plotis visų čerpinių imitacijų bangų yra vienodas, kaip pavyzdys, šios bangos turime 1,21 cm, šios bangos 1,18 m, o šios 1,18,5 m. O ilgis galimas, pasikartoju, šios bangos iki 6,5 metrų, šių bangų iki 4,5 ir taip pat moduliai po 2 bangas. 2 bangas turiu omeny į ilgį. Kas yra paprasčiau dengti daugiašlaičius stogus, nes galima paprasčiau iškarpyti kiekvieno šlaito kampą, nes labai didelės išeigos gaunasi montuojant stogą. Galbūt apie čerpės imitacijas tiek, toliau eikime prie standartinių T profilių. Kodėl T? Tiesiog tai kaip ir pavadinimuose jie yra pavadinti T7, T8, T14, T18. T reiškia, kad trapecinis profilis, o skaičius reiškia bangos aukštį. Tai šiuo atveju, jeigu turim T7, tai 7 mm bangos aukštis, T14 14 mm ir taip toliau, T35 ir T55, tai čia yra jau sandėlių ir ar angarų dažniausias profilis ir jo aukštis yra 35-55 mm. Tai čia yra paprasta trapecinė banga 14 mm aukščių, o su raidele R, kaip ir šiek tiek sekantis, tai 35 R yra dar su papildoma standumo briauna. Jei tai naudojama stogams galbūt net rekomenduočiau naudoti su papildoma standumo briaunelė, nes tai iš principo yra tvirtesnė skarda. Fasadam daugiau naudojama paprasta, bet vėlgi tai nėra privalomai, tai yra pagal žmogaus pasirinkimą, nes jinai puikiai atlaiko apkrovas ir be standumo briaunos, nes didžioji dalis trapecijų jos ir neturi. Trumpai, pagrindinis profilis, kuris naudojamas fasadams arba pakalimams. Šis pakalimas labai populiarus dėl savo montavimo greičio, nes jisai montuojasi žymiai paprasčiau negu lentutė. Turi labai panašią dailylentės medinės lentos imitaciją, nes vėlgi spalvos čia pavyzdžiuose, kaip nepaminėjau iš pradžių, apie visas bangas yra pilka, bet taipogi galima ir medžio imitacija, ir ruda, ir raudona, ir žalia, tik tai visiškai kokios norit, ar ten balta, ar tai pilka. Sekantis niuansas apie šią bangą, kas supranta techninius dalykus statybose, tai pakalimas turėtų ventiliuotis ir būtent šį profilį galima užsakyti perforuotą. Apie stogo nuolydžius papasakosiu apie visas bangas, tada šiek tiek palyginsim, kas susiję būtent kuri banga galima naudoti pagal stogo nuolydį. Tai T18 yra optimalus variantas stogo dangai su nedideliu nuolydžiu. T18E ir T18N. T18E yra su standumo briaunelė, T18N yra be standumo briaunelės. Šie profiliai yra gan populiariausi
paprastiems gyvenamųjų namų stogams. Dėl ko? Galbūt dėl savo bangos aukščio, nes nėra kaip, sakykime, T35 ir T55, nes tokį užsidėjus profilį ant namo, aš manau, jau atrodytų angaras, ypač jeigu 2 šlaitų stogas. Ir be abejo, dar galima paminėti iš visų esamų stogo dangų, stogo nuolydį. Kas yra stogo nuolydis, tai kiek yra, pavaizduosiu tai, kad būtų aiškiau visiems, kiek yra pasviręs, koks yra nuolydis jūsų stogo šlaito. Jis be abejo matuojamas laipsniais, kaip ir visur geometrijoje ir matematikoje. Tai kalbant apie visus čerpinius profilius, minimalus rekomenduotinas stogo nuolydis yra 14 laipsnių. Šiuo metu pas mus tikrai tai yra populiaru darytis kuo mažesnį nuolydį, ar tai, kad ten iš vis nesimatytų stogas, ar kad tiesiog žmogus taip nori, nes jam gražiau. Tai į tai vertėtų atkreipti dėmesį, renkantis galbūt stogo konstrukciją, iškart pamastyti apie tai, kokią dangą aš turėsiu. Galbūt aš noriu pasidaryti 5 laipsnius nuolydį, aš negalėsiu čerpės dėti. Kodėl? Todėl, kad nieks nei stogdengys, nei gamintojas negalės duoti jums garantijos. Jūs užsidėti galit, bet jums pradės varvėti, bėgti stogas. Užtenka tik tai pamatuoti laipsnius ir jums atsakymas bus iš visų vienodas. Norėčiau galbūt šiek tiek daugiau pareklamuoti mūsų naujus produktus. Vėlgi labai stipriai populiarius Lietuvoje šiuo metu. Varžtai yra sukami jau paruoštose gamykliškai tam vietose, matosi skylutės ir susisukus vieną lapą, vieną eilę. Lapai šios dangos būna 2 tipų arba 50 cm grubiai, nes iš principo 52,5, jeigu taip tiksliai, ir 31 cm. Siauresni ir platesni. Siauresni dažniausiai naudojami fasadui, bet tai nėra vėlgi, kaip sakyti, būtinai taip ir turėtų būti. Ne, tikrai ne, pagal jūsų norus. Ir stogo dangai. Tai susukant varžtus, dedamas kitas lapas ant viršaus ir automatiškai šita vieta, kaip čia visuose pavyzdžiuose, matote, užsidengia tie varžtai. Ir stogas būna pilnai kaip pritvirtintas ir nesimato varžtų. Nekalbant tik tai apie visus apskardinimus, kas yra jau šoninės ten vėjelentės ar stogo kraigas viršūnė, tai tas vietas jau taip, lanksnius reikia prisukti, pritvirtinti ir ten varžtai yra neišvengiami, bet vėlgi atvykus pas mus, mūsų puikus darbuotojai jums parodys gražesnius varžtus negu visur kiti ir kas iš principo tikrai suteikia estetinį vaizdą geresnį. Galbūt dar vienas iš labai svarbių ir aktualių pliusų, tai yra klasikinės dangos lapo ilgis. Nes dabar labai yra populiarūs namai su vieno aukšto, su vienu dideliu šlaitu. Tai ar 2 aukštis, iš principo nėra skirtumo, bet kas yra ilgas šlaitas, tai 13-12 metrų. Ir taipgi būtent ši danga yra gaminama vieno ištiso lapo realiai iki 14 metrų. Labai stipriai paprašius gamintoją galima išspausti ir 14 metrų. Čia taip, tarp kitko. Iš esmės tai yra labai brangus malonumas iš transportavimo atžvilgių, montavimo montuotojams ganėtinai tikrai sudėtinga, bet jeigu jūsų stogas yra labai žemo nuolydžio, nes kaip ir kalbėjau, čia, priminsiu, 14 laipsnių nuolydis minimalus, čia tam tikrų bangų 15, kitų 9 laipsniai, o klasikinės dangos 7 laipsniai stogo nuolydis minimalus. Tai vėlgi 7 laipsniai tikrai leidžia ganėtinai žemas yra stogo nuolydis ir tikrai leidžia, išplečia galimybės dėl stogo konstrukcijos. Taip, gerai, 3 paminėjau bruožus. Tai pirmas, slepia varžtus, antras klik sistema, patogu, greita ir kokybiška ir ilgas stogo lapas. Sekantis momentas, kurį reiktų paminėti, galbūt atkreipkite dėmesį, nežinau ar kolega pritrauks vaizdą, šis profilis. Tai toks mikroprofiliavimas su daug juostučių ir su taškeliais atsirado ganėtinai neseniai. Mikroprofiliavimas labai populiariai paplito naudojant ant stogų.
o su mikroprofiliavimas su taškeliais ant fasadų. Iš tiesų labai gaunasi graži kompozicija. Bendram kontekste tikrai sutampa šie profiliai. Kaip standartiniai būna, čia kaip pavyzdys yra visiškai lygi skarda, šioje vietoje įterptos 2 standumo briaunos, apatiniai dangoj 4 standumo briaunos. Taip, sakykime, trūkumas šios stogo dangos, kurios dėl fizikinių dėsnių neįmanoma išvengti. Tai yra šalčio ir saulės skirtumai. Tai ką turiu omeny, temperatūrų skirtumai, gal apibendrinant taip galiu pasakyti. Kuo daugiau šitų standumo briaunelių, tuo skarda turėtų būti tvirtesnė. Tai jau žiūrint į šią dangą, jos yra tvirtesnės negu ši. Tai automatiškai skarda mažiau skamba, bet skamba ne nuo lietaus, o nuo būtent temperatūrų skirtumų, ką aš jums tuojaus ir parodysiu. Štai būtent apie ką aš kalbu, kalbėdamas, kad šios galbūt dangos trūkumą, panašų garsą, čia vėlgi šiek tiek hiperbolizuotą jau girdime būtent dėl temperatūrų skirtumų. Tai jeigu grafiškai, ne grafiškai, o gyvai parodyti, kaip visas procesas vyksta, kaitinant saulėje metalas plečiasi, tai jisai išlinksta. Tai netiek daug kelia garso, kaip naktį ar vakare, sakykime, ar vėlgi tai vyksta ir žiemos metu, kai saulė būna, nes spalvos skarda traukia saulės spindulius ir įkaista, kad ir žiemą, vasarą lygiai tas pats, vakare vėstant orui, tas išlinkimas jo beveik nesimato, kai danga yra, bet naktį atsitinka toks procesas, atvėsus dangai, bum, ir taip, ar tai lauke, ar po stogu būnant namuose girdimas, štai būtent tas toks šūvis, vadina šaudo, sakykime, liaudis kalba, kad šaudo stogo danga, kas yra. Tai čia būtent tikrai nebrokuota, ne kažkokia per plona ar nesusijęs su jokių padengimų, nieko, čia grinai, tas yra fizikinis dėsnis temperatūrų skirtumo. Kaip jau minėjau, kuo daugiau standumo briaunų, tuo geriau. Būtent dėl šios priežasties, nes jinai tvirtesnė ir galbūt šiek tiek atlaiko labiau tos temperatūrų skirtumus. Hambut naujovė Sound Controlis, kitaip tariant garso izoliacinė plėvelė, kuri dedasi per visą lapo plotą. Ši naujovė ir padeda spręsti šį trūkumą šios dangos. Tačiau šis malonumas tikrai kainuoja, galima pasakyti apie 4 eurus prie kvadrato stogo danga standartinė kaina, o būtent šis visas paklotas prie kvadrato prideda apie 4 eurus. Bet yra alternatyva, kurią jau galbūt naudoja visi meistrai, visi statytojai ir tiek pat visi paprasti fiziniai žmonės, kurie apie ją yra girdėję. Tai tiesiog tokia purjuosta, jinai 9,5 cm ir ją klijuoja arba per centrą, ar iš kraštų, ar 2 juostas klijuoja. Ji be abejo kainuoja mažiau negu šis vadinamas Sound Control sprendimas, bet tikrai gelbsti ir žmonės ją labai populiariai naudoja. Nes toks sprendimas tikrai dar nėra labai populiarus grinai dėl savo kainos. Trumpai aptarėme mūsų stogų dangų prekiaujamą produkciją Vilniuje. Tačiau jeigu norite netrumpai ir išgirsti tikrų profesionalų konsultaciją, atvykite, tikrai neliksite nusivylę. Puikiai profesionalių konsultantų. Galą filmuojam 32 minutės. Gerai. Arba tiesiog sakau tada tą patį tipą, bet jeigu norite netrumpai, atvykite, pakonsultuosime profesionaliai ir išsamei. Viskas. Ir iki! Kam aš tą ranką pakėliau?